Sveiki visi sugrįžę po kavos pertraukos. Tikiuosi, turėjote progą apyrankės atidirbo savo darbą, ar ne? Turėjote progą pabendrauti. Ir kaip aš jau minėjau pradžioje, ar ne, mes visi išklausėm pranešimus apie tai, kaip mes veikiam, ką veikiam, kokie nuostabus ir kodėl esame. Dabar paklausysim apie tą dalį, kuri mums padeda ir su kuriais mes bendradarbiaujame ir be kurių pagalbos tikriausiai neveiktume. Tai pirmas mūsų antros dalies pranešimas yra Alytaus rajono vietos veiklos grupės, vietos plėtros strategijos administravimo vadovės Vidos Vrubliauskienės. Ir apie tai, kaip Alytaus rajono bendruomenės tampa tvarios ir stiprėja. Prašau. Labadiena visiems. Mano vardas Vida. Atvykome iš Pietų Lietuvos. Tai Pietų Lietuva, ką sako, kad ten daug šilčiau negu Vilniuje, kad mūsų temperamentas ypatingas, mes esame daug karštesni negu, sakykime, Šiaurės Lietuvos žmonės. Na, o šiandien aš jums noriu truputį papasakoti apie vietos veiklos grupę. Tai trumputis turinys, ką mes jums pateiksime, tai aišku trumpai apie VVG ir trumpai norėsim pasakyti, kaip viena priemonė padėjo sukurti mums inovatyvesnės bendruomenių veiklas ir kokios išvados ir kas apskritai daro mūsų kraštą ypatingą. Tai mūsų savivaldybė Alytaus rajono, tačiau vietos veiklos grupė veikia ir Birštono kaimiškojoje teritorijoje. 2015 metai tai buvo 2 savivaldybių aljansas ir mūsų tikrai pakankamai didelė vietos veiklos grupė, kai kartu su apsijungimu, na ir turėjome tokias stambėją strategiją prieš praeitą laikotarpį, 20-14 metai įgyvendinimo, o niekaip kitaip mes negalėtumėm išsiversti ir sukurti gerų projektų, jeigu tai tik būtų pinigai ir nebūtų žmonių, nebūtų bendruomenių, nebūtų gerų santykių su savivaldybėmis, nebūtų susitarimo, ryšio, palaikymo. Tai ką aš bekalbėčiau, ką aš čia besakyčiau jums, tai visą tai jums liudys, kad gimsta tik tai su gražia partnerystė, bendradarbiavimu ir palaikymu. Ir ta mūsų partnerystė, bendradarbystė jau rodo mūsų išskirtinumą, kad mes jau esame įpratę ir savivaldybinių lygmenių dirbti ne vienoje savivaldybėje, o 2. Vadinasi, turėti reikalų su vietos valdžia, su viena savivaldybė, su kita savivaldybė, bendrauti, bendradarbiauti, kalbėtis ir pažinti labiau vieniems kitus. Na, mūsų išskirtinumas kaip teritorijos, tai jūs puikiai žinot, kas yra Birštonas, kai ten nuostabiai prateka Nemunas. Ir savaime, aišku, ir mūsų Alytaus rajono savivaldybė dalyja upę į 2 dalis. Tai reiškia, turim vieną ir kitą Nemuno pusės ir ar jos kažkuo yra ypatingos, tai taip, nes viena upė, reiškia, atidalyja krantą, kuris yra biednesnis, dzūkiškai tariant, o kita, kuri geresnės žemės, turtingesnis. Kuo mes dar didžiuojamės? Mes norim pasakyti, kad tai Nemunas, tai yra dar Nemuno Kilpų regioninis parkas, tai VVG teritorija, o kita nuostabi teritorija yra tai Žuvinto biosferos rezervatas. Šie objektai daro mūsų strategiją išskirtinę ir būtent tai mes minime ir įsitraukiame į savo strateginius dokumentus ir sakome, kad ši strategija jau yra naujoji, yra teminė ir pakvietėme savo bendruomenės, kad jos atkreiptų dėmesį į gamtą, kultūrą, švietimą ir ką aš čia dar, aš tikriausiai neperskaitau, bet svarbiausi akcentai vis dėlto buvo
gamta. Kodėl? Dėl to, kad nėra daug fondų, kurie remia mūsų, reiškia, vietovės bendruomenės, kurios galėtų rašyti projektus šią tematiką. Tai ir sveikatinimo, ir turizmo. Kažkada buvau vienam renginy konferencijų, kur pasakė, jūsų kraštas yra beviltiškas, jūs negalite rašyti jokių čia turizmo projektų, jūs čia nieko nebūsite finansuoti. Ir tada mes neužilgo darėme tyrimą ir žmonės iš tikrųjų atsiliepė ir pasakė, kad būtent jiems mūsų teritorijoje, kuri yra įsikūrusi tarp Birštono kurorto ir Druskininkų kurorto, būtent ir trūksta turizmo paslaugų, sveikatinimo paslaugų. Todėl ir gimė toksai požiūris, tai kaip ir sakau, gamta, kultūra, sveikatinimas ir turizmas. Išskirtinumas yra tame, kad šitose strategijose, jose abiejose, ir senoji, ir naujoji dalis lėšų buvo skirta inovacijoms, inovatyviems projektams. Tie projektai buvo siejami su, ir lūkesčiai buvo siejami su bendruomenėmis. Tai maždaug 7% lėšų buvo skirta inovatyviems ir eksperimento būdu daromiems bendruomeniniams verslams, kurie gimė pas mus 5 praeitos strategijos laikotarpiu ir dabar turime lūkesčių, kad jų bus 7. Norim šiandien pristatyti žmonės, kurie atvyko kartu ir pristatyti jų projektus, jų idėjas, jų veiklą. Tai yra Venciūnų kaimo bendruomenė Venciūnų sodiečiai. Pirmininkė Daiva Putreikienė, prašom Daiva, pasirodykite. Mes šiandien esame su mėlynomis apyrankėmis. Reiškia tai, kad kodėl? Todėl, kad gerbiamos Daivos vadovaujama bendruomenė įtraukta į Lietuvos galios projektų sąrašą ir yra inovatyvios Lietuvos sąraše. Bendruomenė ne tik tai tuo užsiima, kad jie turi nuostabų projektą, prasmingą ir gerą labai, jie taip pat dirba švietimo, kultūros ir sporto srityse. Yra sukūrę aibę gerų dalykų, pasidarę savo aikšteles, žaidimų įrenginius įvairiausius vaikam, jaunimui yra paruošę pastatę. Ir tokia didelė gausi bendruomenė, jinai yra priemiestinė, dėl to jiems reikia labai stengtis ir kai jie rengia projektą, jie pasirinko maitinimo verslą. Kiek aš žinau, nesu čia buvusi, bet viename renginyje jų skanūs užkandžiai vieno kąsnio buvo patiekti čia prezidentūroje ir tuo mes labai didžiuojamės ir labai dėkojame, kad buvome pastebėti. Ši bendruomenė, kaip sakiau, yra įtraukta į Lietuvos galios projektų sąrašą ir yra inovatyvių projektų kategorijoje. Čia nuotraukėlėje matome, kaip buvo atidarytas renginys ir va čia jau mes kalbame apie savivaldą, kad būtent savivalda ir padėjo, kad šitas projektas gimtų, davė kofinansavimo lėšų, tai yra vietos plėtros strategijos lėšos kartu sujungtos su Alytaus rajono savivaldybės lėšomis ir taip pat su bendruomenės iniciatyva. Kita puikia bendruomenė, kuri irgi parengė bendruomeninio verslo projektą. Ir čia apie tai, ką aš kalbėsiu, truputėlį susišauks su Daugeliškio bendruomenė. Ir tuoj tai paaiškės kodėl, bet noriu pirmiausia pristatyti šios puikios bendruomenės pirmininkę Danguolę Jarmalavičienę. Bendruomenė gausi, stipri, unikali tiek savo resursais žmogiškaisiais, tiek puikia gamta, nes jie veikia UNESCO paveldo objekto pašonėje, šalia Žuvinto biosferos rezervato, tai yra turizmo traukos objektas, kur puikiausiai šiandien jau yra turistų ir sekmadienį buvo ir žavus pavasario vakarai ir dienos laukia ir jūsų, labai kviečiame atsilankyti ją ir pasakyti, kągi mūsų ta bendruomenė veikia, ogi jinai
susibūrė ir kartu padarė unikalų vieną projektą, tai maitinimo verslas ir kokį stebuklą jie padarė. Reiškia, jie turėjo, ir kas juos sutelkė? Jie turėjo sedą malūną, tai vienintelis Dzūkijoje kepurinis vėjo malūnas pastatytas 1929 metais. Aišku, jis nebuvo įtrauktas į paveldo objektų sąrašą, bet bendruomenė nebūtų bendruomenė, kad nejaustų, ką reikia vertinti ir branginti. Tai tą vienintelį unikalų objektą jie nusipirko ir tai yra jų nuosavybė šiandien ir jie gali veikti jame tai, ką jie nori, sugeba ir jeigu kas nors juos palaiko. Tai štai kaip tas pastatas atrodė, kai jie surizikavo jį ir įsigijo. Ir bendromis jėgomis ir talkomis jie jį tvarko, kuria, gaivina. Ir štai ką mes turim šiandien. Mes turim bendruomeninį verslą, maitinimo verslą, kur bendruomenė teikia, reiškia, tradicinius patiekalus. Va, čia matome nuotraukose yra Cepelinų dienos šventė, renginys ir maitina vietos žmonės, vietos ūkininkus, vietos įmonės. Toje teritorijoje iš tikrųjų yra gal tik 2 užkandinės, 1 kavinė ir jų maitinimas bendruomeninis verslas. Na, štai matote tokį gražų vėjo malūną, kaip ir sakiau, Daugeliškis. Sąsąją jie parodė tik vizualizaciją, o mes rodome realybę arba rodome irgi vizualizaciją. Iš tikrųjų, tai pusė nuotraukos, tą matot, vėjo malūnas su sparnais, tai čia dar jis toks nėra. Mes tikimės, kad jis dar tik tai toks bus ir pirmininkė linksi tikrai. Kaip minėjau, 100-metis malūno galbūt bus jau švenčiamas su sparnais. Kuo jisai dar tas malūnas unikalus ir ypatingas, kad yra visa malimo įranga yra likusi ir jau jie ir dabar stengiasi ten daryti ir parodas, ir kažkokius renginius, kad būtų įveiklinama kuo daugiau ir tai tapo tikruoju bendruomenės traukos centru. Tai kaip atrodys ta vizualizacija malūno, jūs matote, o šalia jo mažytis pastatas prisiklijavęs, tai yra jau tai, kas jau yra šiandien padaryta ir matėt, kokie buvo baisus griuvėsiai. Šiek tiek ties šitą bendruomenę apsistoju labiau ir daugiau kalbu, nes jie turi labai aiškų tikslą ir veikimo principus ir nuostabų bendradarbiavimą tiek su įvairiom organizacijom, tiek su minėta savivaldybė, nes tai yra tikrai rėmimas iš savivaldybės pusės. Aišku, bendruomenė neapsiribojo ir niekada neapsiribos tik vietos veiklos grupės lėšomis. Jie taip pat teikia paraiškas į visus įmanomus fondus, nacionalinį mokėjimo agentūrą, kaimo bendruomenių paramos programa, taip pat jie ieško kitų fondų Alytaus rajono savivaldybėje, kurie jiems yra prieinami tiek kultūros, sveikatos ten ir visokie infrastruktūriniai dalykai. Be abejo, jeigu mes paklausime jų ir žinosime, kad jie ne tik tai daro bendruomeninį verslą, bet visgi jų gana svarbios veiklos yra kultūrinės veiklos. Ir mes negalime nubraukti, pasakyti, kad bendruomenės mūsų krašte tai turėtų verstis, būti labai verstos. Jos tikrai turėtų nepamiršti savo pagrindinės misijos, kultūrinės veiklos, bendruomenės apjungimo. O, prabėgo mūsų skaidrė. Na, čia išskirtinė Tėviškės namų bendruomenė. Ypatinga tuo, kad jinai dirba vėžio prevencijos srityje ir turi sukūrusi onkologinių ligonių informacijos centrą, vėžio informacijos ir paramos centrą. Ši bendruomenė dar unikali tuo, kad jinai yra sukūrusi elektroninę parduotuvėlę, prekiauja sveikais maisto produktais, galbūt kas nors iš jūsų yra įsigijęs iš tos krautuvėlės prekių. Taip pat jie dar unikalūs to, kad jie turi savo UAB, sukūrė Tėviškės namų, Tėviškės ūkį. Šiaip ši bendruomenė minima dėl to čia, šitame pranešime, kad jie irgi yra bendruomeninio verslo dalyviai. Sukūrė projektą Sveikatos baras ant ratų. Tai, nusipirkę įrangą specializuotą demonstruoti
edukacijas, jų veikla ir yra edukacinė, būtent, tarkim, neįgaliesiems, onkologiniams ligonėms, tai yra mokymai vykdomi. Ir bendruomenė niekada nesustoja, jie dabar irgi yra parengę paraišką iš kitų fondų, iš miesto vietos veiklos grupės, nes turi galimybės švietimui ir edukacijai, dirba būtent su onkologiniais ligoniais. Jeigu jums būtų įdomu, tai tikrai kviečiam ieškoti kontaktų Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir pateikti. Štai jų veiklų dalis, viešinimas, informavimas, dalyjimasis. Štai dar noriu pristatyti vieną nuostabią mūsų bendruomenę, tai yra Alytaus krašto neįgaliųjų draugija. Su mumis kartu šiandien atvyko Liudmila Makselienė, draugijos pirmininkė. Daugeliu Lietuvoje jau jinai yra žinoma ir garsi, dėl to, kad jinai dalyvauja ir mokosi įvairiuose renginiuose, bendradarbiauja, bendrauja, dalyjasi patirtim ir ką jie yra nuveikę, tai reiškia ne tik tai, kad jie rūpinasi neįgaliųjų ten sveikatinimo, švietimo programomis, priemonėmis, bet jie yra parengę bendruomeninio verslo projektą ir sukūrė pavėžėjimo paslaugą, kuri taikoma yra neįgaliesiems asmenims ir sunkiai socialiai besiverčiančiems asmenims. Ką noriu pasakyti? Išskirtinė jinai yra tuo, kad proveržis ir veiklos jos neapsiriboja tik tai, kaip ir sakiau, tik vietos veiklos grupės, bet jie dirbo ir mokėsi tokioje puikioje programoje kaip Atviros Lietuvos fondo programoje Verta. Pateikę paraišką yra Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ir gavę paramą. Taip pat jie gavę finansavimą iš Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarnės pagalbos. Ir taip pat paskutinė gera šios dienos žinia, mes važiuodamas įsikalbėjom, kad gavo skambutį, jog pasirašys paramos sutartį su Alytaus miesto vietos veiklos grupe ir gaus naują transporto priemonę pavėžėjimui. Ir tai bus tikrai labai tvarus ir inovatyvus jų projektas, nes tai bus elektrobusas. Tai yra modernu ir tikrai didžiuojame savo krašto žmonėmis, kad jie sprendžia tokius dalykus. Turime dar vieną labai mažutę bendruomenę, kuri dirba sveikatinimo srityje, rūpinasi piligrimystę, tvarumu, turi namuką, mainuką. Tiesiog tai yra vienintelė tokia bendruomenė Alytaus rajone, kuri turi įsteigusi mainų namelį. Čia jų veiklos, tai ką jie daro, jie dar gamina ir hidrolatus ir daugelį kitų dalykų. Tiesiog matau, laikas keliauja į pabaigą, turiu dar keletą minučių ir noriu Jums pasakyti, šiandien kartu su mumis irgi yra nuostabi iniciatyva, kuri jau yra užfiksuota Lietuvos galioje, Žalioji Lietuva, tai yra Pupasodžio kaimo asociacija, Dainavos legenda ir kartu su mumis šiandieną yra Danguolė Zdanavičienė, jie atvyko ir unikalumas šio projekto yra tame, kad jie atkūrė pirmą teminį parką Lietuvoje. Aišku, tai vėlgi buvo užuomena tarsi ir iš savivaldybės, bet šiek tiek atskleisiu paslapties, kad savivaldybė sumanė parengti projektą tame parke, o tas parkas statytas, sukurtas architektų ir tai buvo 1969 metų ir ilgas, reiškia, periodas ir garsus tautodailininkas Ipolitas Iškurnys yra tame parke pastatęs aibę statulų, kurios buvo sukurtos Vinco Mickevičiaus Krėvės legendų pasakų motyvais. Ir aišku, per ilgą gyvavimo periodą tiesiog atsitiko taip, kad jos nupuvo, nukrito ir parkas tapo visiškai niekam neįdomus, nepatrauklus. Savivaldybė sugalvojo naują projektą, pasikvietė Lietuva-Lenkija Interreg bendradarbystėj Lenkus ir jie atvažiavo su kūrėjais ir jie atkūrė gal 12-13 skulptūrų ir jas norėjo padėti į kitą vietą. Tai tada mūsų bendruomenė šaunuolė, jie sukruto,
pašoko, visi susibūrė ir per 1 metus jie padarė didelį stebuklą, įsikūrė 25 metų vasario mėnesį. Šita bendruomenė, va štai kaip atrodė Ipolito Užkurnio nukritusios statulos ir ką jie atliko. Jie per 1 metus susibūrė ir nusprendė, kad tą parką jie įveiklins ir sutelks visas savo pajėgas, jėgas, talkas, įvairiausius projektus rašys ir tą jie daro. Didžiuojamės šią bendruomenę labai, jų savanoriškais darbais, jų pastangomis. Trumpai apibendrinu, kad mūsų bendruomenės tampa vietos kūrėjomis ir pokyčių nešėjomis ir kad labai yra svarbu socialinis bendruomeninis verslas, bet savaime aišku, kad turi būti resursas, iš kurio gimsta tie projektai, tai yra vietos identitetas ir paveldas, kuris reiškia išnaudojimas ir bendruomenės jį pastebi ir naudojasi, ir taip pat tos socialinės įtraukties iniciatyvos, na tai kaip mes ir matome, kad tai yra onkologiniai ligoniai, pagalba žmonėms su negale, socialinės atskirties žmonėms ir taip pat įvairios idėjos gimsta ir mūsų bendruomenės tampa tvariomis dėl tų turimųjų partnerysčių, kurias tikrai pabrėžiau ir paminėjau. Tai yra svarbu, kad ryšys su savivaldybe, ryšys su kaimynais, turėti gerus partnerystės santykius ir mes žinome, kad ateities bendruomenė tai yra kūrybiška ir labai socialiai atsakinga, tačiau svarbiausias dalykas, kurį manau, kad ir jūs visi pritarsite, kad tie ištekliai nesibaigtų, kad būtų palaikymas ir mes galėtumėm toliau tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjom. Tai visiems labai dėkoju uždėmesį, atsiprašau truputį keletą minučių užtrukdžiau ir visus jūs šiandien sveikinu su Knygnešio diena. Skaitykite ir būkite šviesūs. Ačiū labai, Vida. Iš tikrųjų, tai VVG ne visur vienodai dirba. Ir čia Alytus mes esam lankėsi. Man labai džiugu, kad aš truputėlį gimininga dzūkams. Tai pasididžiuodama galiu sakyti, kad svarbiausia šitoj grupai, man rodos, išklausimas. Vat, ką mes išgirdom, ar ne? Išgirsti, ką jūs turit kiekvienas ypatingo, stengtis įveiklinti tai ir VVG tą ir daro. Jinai sujungia tam tikrą idėją su galimais resursais, savivalda, tam tikrų palaikymų, ko reikia. O dabar man labai džiugu, kad aš galiu girtis dar vienu dalyku ir kviesti savo kraštėtį, nes gimimo šaknis yra vienos, gyvenimo šaknis yra kitos, tai va dabar kviečiu Anykščių merą, poną Tubį, aš anykštietė. Tai man labai džiugu, kad paskutinis pranešimas jūsų. Labadiena, aš patikslinsiu Vaidą, ne paskutinis šiandien. Visą laiką reikia pridurti, kada ir kur ir kas vyksta. Labai džiugu pasveikinti jūs visus, tokius aktyvius, gražius, iniciatyvius ir kurie būrėt žmonės. Iš tiesų, Lietuvos galia yra Lietuvos žmonių galia, ne kita, ne kažkas kita. Kai kūrėme kartu, mes galime labai daug. Na, gražiausias miestas Lietuvoje yra Anykščiai, o mes kūrėme kartu. Aš žinau, kad aš specialiai tai pasakiau, todėl kad kalbėjo apie lokalų darbą. Tai lokalusis patriotizmas Anykštėnų yra labai aiškiai išreikštas ir gerbiama Vaida tai parodė. Tai iš tikrųjų statistika kokia. Matot, kiek yra pas mus asociacijų, viešųjų įstaigų 50, tradicinių religinių bendruomenių, labdaros, paramos fondų ir panašiai. Ir mūsų Kavarsko bendruomenės 2 nariai čia dalyvauja. 119 asociacijų. Be abejo, labai veiklūs žmonės Anykštėnai, labai mėgsta rašyti, skaityti, rašo knygas, straipsnius ir skundus. Galiu pasakyti, kad viena seniausių bendruomenių yra iš visų pasaulio Anykštėnų bendruomenė, yra įkurta 1992 metais. Mes ją labai didžiuojamės, yra labai stipri asociacija mūsų, bendruomenė jungia
visų pasaulio anykštėnų bendrystė. Mes bendruomeniai esame paskyrę koplyčią, istorinį pastatą. Ten kas 4 metai vyksta pasaulio anykštėnų suvažiavimai per miesto šventę ir pernai vyko. Ir labai iškilus anykštėnas Antanas Tyla, profesorius, istorikas, vadovavo labai ilgą laiką bendrijai. Už tai surinkta yra visa medžiaga apie mūsų visus didvyrius ir apie signatarus. Dabar Tomas Ladyga profesorius vadovauja tai bendrijai. Galiu pasakyti, kad bendryje yra netgi menų centro atstovas, vienas pusė etato yra skirtas bendryje apjungti. Dar galiu pasakyti, kad būtent diasporos apjungimas yra svarbiausias dalykas, nes mes turime skatinti žmonės grįžti į savo gimtus kraštus, mylėti Lietuvą ir panašiai. Lankėmės pernai metais vykusiame forume, kuris vyko Londone, mūsų ambasadoje, kuris buvo inicijuotas užsienio reikalų ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Ir ten susipažinome su bendruomenių vadovais, atstovais. Ir šiemet per Jonines ruošiamės vykti į Londoną, į Angliją, kad galėtume visus pasaulio anykštėnus susirašyti ir turėti jų bendrą sąrašą, kad jie taptų ne tik tai mūsų bendruomenės nariais, bet ir jų vaikai ir vaikaičiai kalbėtų lietuviškai ir mokėtų skaityti ir rašyti. Diaspora yra labai svarbus dalykas. Praeitą mėnesį mes surinkome Baranausko mokykloje, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, per 4 metus visų atvykusių į mokyklą vaikų tėvus. Tai čia yra ir ukrainiečiai, ir mišrių šeimų atstovai ir panašiai. Ir ta iniciatyva labai pasitvirtino, todėl kad jie išsakė bendras problemas. Jie tapo bendruomenė, tie tėvai, ir mokytojai sužinojo, kogi reikia, ne kiekvieno atskirai tėvo poreikis. Ir jie patys, ir ukrainiečiai, ir lietuvių kilmės mokiniai turėjo ir programą parodę, ir dabar mes darysime visose mokymo įstaigose. Vat šito renginio čia yra momentai, matot, ukrainiečiai ir savo kalbą, ir dainavo, ir deklamavo, ir taip pat jau lietuvių kalba. Diaspora yra pas mus buriama ir telkiama ir Anykščių krašto garbės ambasadorių dėka. Šiek tiek istorijos pasakysiu, dar 2015 metais tapęs meru turėjau tokią idėją, kad mes turėtume savo savivaldybės ambasadorių. Ir tai padaryti paprastuoju būdu. Įsteigti tarybos sprendimu garbės ambasadoriaus vardą, kad savivaldybė turėtų garbės ambasadorių. Kaip galvojat, man pavyko? Ogi sunkiai. Todėl, kad pirmiausia pasipriešino užsienio reikalų ministerija, pasakė, kad tik valstybė gali turėti ambasadorius. Tada vyriausybės atstovas parašė mano teikiamam sprendimui teikimą, kad stabdys tą tarybos sprendimą, nes savivaldybė negali turėti ambasadorius. Tada mes pradėjom gudrauti. O gudravimas visą laiką išeina į gerą. Tada paskiriam Anykščių krašto garbės ambasadorių ir niekam neužkliuvo. Šiemet galim didžiuotis ir džiaugtis, kad užsienio reikalų ministerijoje yra atskiras skyrius darbui su diaspora ir mūsų šitas pilotinis projektas garbės ambasadorių yra jau visoje Lietuvoje ir jis labai populiarinamas. Tai vat pralaužti ledus yra labai sunku, kartais ir guzų prisirenki ir aš buvau gavęs, bet turime keliose valstybėje garbės ambasadorius. Ambasadorius Trolė, kuris pirmasis yra čia nuotrauka, jums iš kairėje pusėje, jis rezidavo Kijeve, o dabar būrė visą bendruomenę Lietuvoje, ukrainiečių. Savivaldybės ir Šaulių sąjunga. Galiu pasakyti, man teko 30 metų tarnauti statutinėje organizacijoje, todėl kartais motyvuoju mūsų įstaigų vadovus ir kitokiu būdu, nebūtinai prašymu.
Tai laimėjęs šitą kadenciją įrašiau visiems švietimo ir mokymo įstaigų vadovam į užduotį, kad būtų patriotinis ir pilietinis ugdymas, viena iš 5 užduočių, ir po keletą variantų jie patys tai darytų. Ir taip pat ir kultūros įstaigų vadovą. Labai padėjo ir labai veikia. Reiškia, pas mus Šaulių sąjungos narių skaičių ženkliai išaugo. Bendradarbiavimas yra labai puikus su šauliais. Net 2 kartus, matot, vyko pernai metais Anykščiuose šaulių mokymai ir Anykštėnai, kaip ir kalbėjo licėjaus direktorius, jaučiasi žymiai saugiau nei kitų miesto gyventojai. Nes per 1 metus buvo labai rimti mokymai su šaudymais ir sprogdinimais mieste ir Anykštėnai žinojo, kad tai vyksta mūsų pratybos. Ir galiu pasakyti, kad Juodasis vanagas buvo pratybos, taip pat šauliukai organizuoja žygio ir dainos konkursus, jie mokosi bendrauti su žmonėmis, suteikti pagalbą ir mokyklose vyksta žygio ir dainos konkursai. Ir Biliūno gimnazijoje šiemet vyko kiekviena klasė dainavo patriotinės dainas. Netgi tie, kurie nemoka dainuoti, aš mačiau, kad jų veidai, kai kurie buvo kaip ir prievolės engiami, kaip ir nuliūdę, tačiau dainavo visi ir mokėjo žodžius. Labai džiugu. Mes turime bendruomeninio ir socialinio verslo ir paslaugų klasterį, kuris įkurtas Žvejų gatvėje. Savivaldybė labai skatina visokių veiklų, visokių rūšių bendradarbiavimą. Klasteris buvo įkurtas, pradėta daryti 2018 metais, pabaigtas jisai projektas 2022, matot, virš 2,5 milijono eurų yra išleista lėšų šitam klasteriu Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšomis. Ir klasterio nariai veiklą vysto visiškai nemokamai, mes jiems suteikiame patalpas ir nemoka už tas paslaugas, kurie daro tą klasterį. Kviečiu atvykti ir pasižiūrėti, kaip vyksta klasterio veikla. Čia yra nurodytos, kokios yra veiklos ir pinimas iš vitelių, taip pat ir netgi jausmų muziejus. Kas esat jausmingi, apsilankykit būtinai Anykščiuose, o kas nejausmingi, pajuskite jausmus atvykę. Čia įvairios veiklos, taip pat priimti yra į klasterį ir vietos veiklos grupės, tiek miesto, tiek rajono, tiek prekybos ir pramonės amatų rūmai. Viskas čia išvardyta ir netgi ūkininkai čia dalyvauja. Matot, kokios yra įvairios veiklos, nuotraukos čia ir net Sendaičių turgus būna, labai savyriška veikli, skirtinga ir mūsų Antano Vienuolio ir Antano Žukausko muziejus Baranausko taip pat dalyvauja toje veikloje. Ant Šventosios upės kranto yra didžiulė terasa iš šito projekto padaryta ir menininkai, muzikantai mėgsta muzikuoti ir vasarą, ir rudenį, ir net žiemą. Nevyriausybinės organizacijos. Mes turime projektų finansavimo atskirą eilutę, finansuojame projektus nevyriausybinio organizacijų. Labai džiaugiamės kai kurių nevyriausybinio organizacijų veikla. Jie yra matomi ne tik rajono mastu, bet ir Lietuvos mastu. Ir praeitą kartą apsilankęs Anykščiuose Lietuvos Respublikos prezidentas taip pat lankė kelias nevyriausybinės organizacijas ir džiaugiasi. Tiem projektams skiriamos lėšos yra konkursinė reiškia konkursiniu būdu. Nevyriausybinės organizacijos prisideda prie mūsų identiteto parodymo, saviraiškos ir panašiai. Todėl yra toks tarptautinis kilimų konkursas iš gėlių. Gėlės būna surinkamos per visus metus. Ir labai džiugu, kad tos nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės vyksta netgi į Italiją ir reiškia kitas šalis pristatyti savo kūrinių. Taip pat gyventojų iniciatyvų programa.
kiekvienais metais tos iniciatyvos pristatomi projektai konkuruoja tarpusavėje ir kiekviena bendruomenė skatina savo bendruomenės narius, kas geresnę iniciatyvą padarys. Savivaldybė skiria konkrečiai iš investicijų skyriaus darbuotoją, kuris surinka visą medžiagą ir tai būna įgyvendinta. Mažosios kultūros sostinės buvo Kavarskė, pas mus toks miestas yra, o dabar Kurkliuose, iš Kurklių yra kilęs ir mūsų signataras Steponas Kairys. Gal būtų klausimų Anykščių merui? Šiaip džiaugiuosi, kad tokia iniciatyva yra ir labai džiugu dalyvauti visų bendruomenių veikloje. Praeitą savaitgalį teko dalyvauti Budrių bendruomenės, Budrių kaimo bendruomenės susirinkime. Buvo labai atlydys, vaikščiojom po purvą su guminiais batais, bet buvo visi linksmi. Aukcionas inkilų ir man pavyko 2 aukcionus laimėti. 2 aukcionus, vieną pelėdą, kitą ne. Tai inkilai labai gražus ir meniški ir žmonės turi savyrišką, linksmi. Tas žmogus, kuris ištraukė laimingą bilietą, kurio sodyboje vyks bendruomenės renginys, netgi aviną paskerdė ir mes valgėm šašlyką iš to avino. Tai įsivaizduokit, ant kiek bendruomenė yra stipri ir veikli ir bendruomenės pirmininkai, ten, kur yra žmonės iniciatyvus, jie visą laiką parodo pavyzdį ir čia jūs esantis, kurie prisistatėt, degėt tuo, gyvenot tuo ir labai tuo džiaugiuosi. Ačiū. Ačiū labai, gerbiamas merė. Aš tik tai, kadangi iš to krašto, tai pasinaudosiu tą progą, ar ne? Tai, žinokit, tikrai Oninės, kaip sakoma, kaip diaspora, pirmiausia, meras nepasakė visos istorijos, ar ne, bet kaip diaspora suaktyvinti. Tai pirmiausia yra kaip visą laiką šventė. Šventė, o kaip kada giminės suvažiuoja labiausiai, ar ne? Per atlaidus. Tai žinokit, Anykščiuose yra tokia šventa diena, Liepos 26, Oninės, kai tos visos šventės ir vyksta. Aš užduosiu paslaptį, kai pirmą kartą važiavom, pirmi metai, gal ne pirmą kartą, tai bet pirmi metai, mano vyras yra ne iš to krašto ir mes važiuojam pas mano tėvus ir sako, visą laiką Anykščiuose, aš nežinau kaip kituose miestuose, bet visą laiką jeigu šventė, tai sveiki atvykę į šventę. Ir mes kiekvieną savaitgalį važiuojam ir kiekvieną savaitgalį tas plakatas kabo. Mano vyras klausė, čia kada nors žmonės nešvenčia, nes iš tikrųjų tai labai daug švenčių. Tai šventės yra vienas iš tų resursų, kaip galima papildyti tą bendruomenių sąstatą ir suaktyvinti žmonės. Bet ką meras dar vieną dalyką paminėjo, tai ne viskas ateina savaime, ar ne? Vat kartais reikia inspiracijos, kuri taip ne visada mums patraukli atrodo. Galbūt kartais ne prievarta, nenoriu aš to žodžio vartoti, ar ne, bet tarsi paskatinimas, ko galbūt nenorim veikti. Bet po to atsiranda noras veikti tame lauke. Ir čia yra svarbus dalykas - prioritetas. Jeigu mes kaip vieta, savivaldybė išskiriam prioritetą, kad mums galbūt šiuo metu reikia paskatinti patriotizmą, reikia paskatinti žmonių savisaugos tą instinktą, kurį mes ilgainiui buvom pamiršę, o dabar jį reikia kažkaip tai suaktyvinti. Kartais reikalinga tokia prievolė, kaip pirmoji daly sakė apie knygų mugę su vaikais, ar ne? Mesgi neskaitom tų knygų, bet grįžtam ir jau skaitom. Tai kartais nepabijokim to prioriteto iškelti ir suaktyvinti, rasti to palaikytojų būrį ir po to plėsti tą palaikymą. Tai su ta mintim aš šventai tikiu ir sakau iki kito karto, ačiū, kad buvot. Saugiai grįžkit namo ir plėskitės, klestėkit, būkit sveiki.